garsą vaizdą fiksuojančius. Nu, nieko baisaus. Tai, nu va čia, va kokiu nuojas spintelę pasirinkti. Jo, jūs tik tais, ten nežinau, telefoną, ką jūs ten turite. Kompą? Ne, nu kompiuteris tai jau. Kažkodėl visi visada renkasi kerštą numerį, aš pastebėjau. Teisingas, labai paprastas sakyti. Taip, tiesiai. Patogiausiai vietai. Tokia situacija, aš suprantu, kad čia dėl pareigūnės Ramunės Siniauskienės, kuri, aš kaip suprantu, pavadino nutraukti administracinės bylos pareigūnų teisę. Teisingai jo. Tai tame yra esmė. Aš suprantu, kad jūs apskundėt tą. Daug pareigūnų apskundė. Ir ne tik Siniauskienės, ten yra 4 pareigūnai, kurie akli absoliučiai yra. Aha, tai yra prevencinės ir administracinės veiklos skyrius, kažkaip paieškos poskyris. Ir ten dar kitas kažkoks skyrius yra. Aha, nu jinai bent jau dirba. Jo, yra dar kitas skyrius ir ne pareigūnai viena rašo tuos atsisakymų nutraukti tyrimų specialistinės apie. Ne, tai man dėl to problemos nėra. Greičiausiai pareigūnė, kadangi jeigu priima nutarimus. Nu, sakykime, tai va, asmeniškai jūs juos nepažįstat, nematęs nieko. Jo, dėl ko yra visa esmė. Kaip ir minėjau. Turiu pasakyti? Jo, aš. Tai va, jūs savo Facebook paskyroje patalpinot įrašą, kada čia 19 dieną jūsų Facebook paskyroje darbas Kriščiūnas. Jo, jūs įkėlėt ten nuotrauką, nežinau, kaip ten to filmų nutarimo. Ir paskelbėt, kad ta Ramunė Siniauskienė yra bene bukiausia pareigūnė. Taip. Taip, vat aš noriu jums pasakyti, kad jūs turbūt jau žinot tos visus teisinius dalykus ir kas susiję, kad nutarimai tai skundžiami teismui, teisingai. Tai va, tai yra teisinės priemonės. Tačiau yra toksai dalykas, kaip administracinio nusižengimo kodekso 508 straipsnis, kur yra statutinio valstybės tarnautojo, kario, žvalgybos pareigūno garbės orumo pažeminimas. Žinot šitą turbūt, ar ne? Aš galiu... Žinot. Žinot. Nu, aš nenorėčiau. Jo, aš galiu jums pacituoti. Jo, tai statutinio valstybės tarnautojo, kario, žvalgybos. Statutinis valstybės tarnautojas šiuo atveju yra policininkas. Kario, žvalgybos pareigūno garbės orumo pažeminimas reiškia žodžiais, gestais, įžeidžiančių žodžių, provokuojančių elgesio kitokių elgesio. Tai čia greičiausiai žodžiais buvo, kad bukiausia pareigūnė. Aš dėl ko ir paklausiu, ar jūs asmeniškai ją pažįstat ar ne? Ne, visi nepažįstat. Tai va, tai užtraukia baudą nuo 90 iki 140 eurų. Tai iš esmės, nu, tas, mes vis suprantam, tai yra spaudimas bukiausia pareigūnė, tai yra garbės orumo įžeidimas. Bet aš suprantu, kad visai kitas kontekstas, tai yra šito administracinio straipsnio. Kontekstas turėtų būti, kai pareigūnas bando sulaikyti, tai yra, kad tu tiesiogiai su juo kontaktuoji. Kai tu pateiki įrodymus, tai yra mano nuomonė, kad nėra bukiausia pareigūnai. Ir aš tos nuomonės nesisakau. Ne, nu, nebūtinai, kaip bando sulaikyti. Tai bando sulaikyti, tai greičiausiai čia mes imkim ten kokius nors marginalius piliečius, kurie tuo metu ten yra sulaikomi. Nu, sakykim, kokie nors dirbtų viešoje vietoje ir įžeidžia ir tų necenzūrinių žodžių ir taip toliau. Tačiau galbūt čia yra jūsų subjektyvi nuomonė, kad bukiausia pareigūnė. Bet jūs juos nepažįstat. Tai visa tai yra kontekste, kad jinai priėmė procesinį sprendimą nutraukti administracinis teisės. Jinai priėmė daug procesinių sprendimų. Gali būt, bet jie yra skundžiami į teismą, nu pripažinkim. Bet savo nuomonę aš turiu teisę turėti. Visko gali būti, aš suprantu. Tada, aišku, kom čia susirinkti?
Aš kažkaip tikėjausi, kad mes apie Siniauskienę pašnekėsim, ne apie mane. Apie Siniauskienę, matot, mes nekvestionuojam jos priimtų sprendimų administracinio nusižengimo byloje. Tai yra, Kodėl? todėl, kad aš neįgaliotas tai daryti. O kaip jūs esate įgaliotas vertinti Taip yra, garbės rūmų įžeidimus? aš nevertinu, yra taip, yra imuniteto padalinių darbuotojų vykdymo prevencinių pokalbių tvarkos aprašas. Pagal tą aprašą mes įspėjom asmenis, kurie galbūt savo veiksmais žaidžia pareigūnus. Taip, ir žemė už garbę ir orumą. Aš jau turiu 2 bylas su tokiais įžeidžiais pareigūnais. Kokiam kontekste ten viskas buvo? Labai panašiam, kur pareigūnai irgi paminėjau kažkokį ten bendruomenių pareigūną kaip žmogų, kuris yra visiškai nekompetentingas. Tai nekompetentingas, tai viskas ok. Tai jeigu jūs sakot nekompetentingas, tai čia nėra įžeidimas. Mano kontekste bukas ir nekompetentingas yra tas pats. Kai pareigūnas yra nekompetentingas, tai yra didesnis įžeidimas negu bukas. Nes bukas yra mano asmeninė nuomonė, o nekompetencija yra vertinama kaip dalykas. Tai vat, šiuo atveju juos kompetencija, aš nesuprantu, jūs apskundėt. Ar dar neapskundėt, aš nežinau tiksliai. Jos šito paskutinio nutarimo, ten kur automobilis buvo pastatytas. Apie kurį aš žinau, bent jau. Ten, kur automobilis stovėjo, akivaizdžiai matėsi, kad ten visi važiuoja per kažkokį, ten jau žaliavėje nebepavadinsi. Taip, važiuoja. Jo, važiuoja dėl to, jisai kliudo, aš suprantu, eismą. Tai aš nežinau, kokiais motyvus jinai vadovavosi, kad nenutraukė teisę. Aš žinau. Aš norėjau vadinti korumpuotą. Ne, tai korumpuotą kaip aš. Korumpuotas yra sugedimas, kai žmogus nesugeba įvertinti aplinkos, elgiasi asocialiai. Tai čia su korupcija nieko bendro nesijęs. Pažiūrėkit, kas yra korupcija pagal žodyną. Korupcija yra sugedimas, viskas. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, tai pagal tą aprašą niekas pradžią jums tų protokolų nenori rašyti. Tai rašo, nes aš dabar jūsų iš to pokalbio ir mano gaišinimo, aš niekaip net neturiu kaip jums skųsti, rašykit protokolą. Išsiaiškinsim teisme. Tai jeigu jinai parašys pareiškimą, tai dėl garbės orumų įžeidimo, tada asmenys, kurie įgalioti rašyti protokolus, jie turbūt pradės. Nebejoju, kad pasinaudos. Tačiau ką iš savo pusės aš noriu, ta prasme, kad užbėgti įvykiams už akių ir kad nebūtų, kamgi tie protokolai ir taip toliau. Tai mes tiesiog žmogų įspėjam. Neįžeidiniai, kaip pareigūnų. Aš nemanau, kad aš tą žmogų tokiu būdu įžeidžiu. Pirmas dalykas, aš jos netaginu, aš jos nepažįstu. Tai va, aš ir paklausiu, ar jūs galbūt asmeniškai jie pažįstate? Nėra visiškai jokių asmeniškumų nėra. Man ta pareigūnė yra Siniauskienė ar Sinievskaja, man jokių skirtumų nėra. Aš nežinau. Tiesiog, mano manimu, tai, ką aš ten matau, tai yra tiesiog akivaizdus savo pareigūnų netikimas. Ir tas netikimas gali būti ko paremtas, arba korupcija, arba bukumu. Ne, tai teismas nustatys, kai jūs apskūsit ar apskundėte, ar jos tas nutarimas yra teisėtas ar ne, nes jeigu teismas nustatys, kad jis yra teisėtas, tai kas tada, tai gaunasi, kad bukiausia ar ne? Tai turbūt. Tai bet teisingų pas mūsų galutinį instanciją. Žiūrėk, bukumas nėra medicininis terminas. Aš pavadinčiau vienus debilę. Tada jau galima būtų prisikabinti, kad jūs, ponia ne medikas, jūs nustatinėje diagnozę. Tikrai taip. Bet čia yra mano nuomonė. Lygiai taip pat, kaip žurnalistų etikos inspektorės tarnyba yra nustačiusi, kad žmogų pavadinus, kad jis yra kvailys, kad jis yra kvanka, nėra jokių problemų. Jūs to nežinote? Žurnalistų etikos tarnybos. Žodis pirmą kartą girdžiu, kad kažkas vadina. Žurnalistų etikos inspektorė dabar vadinu kvanką nuolatos. Dėl to, kad jie priėmė tokį sprendimą. Aš turiu teisę vadinti tokį pareigūną kvanką. Kvailiu, jeigu jis pats sako, tai nėra įžeidimas. Čia yra 14 metų teismo sprendimas. Iš esmės? Taip. Iš esmės, jeigu yra teismas. Tai kodėl jūs mane grįžinate kažkokio bukumo pavadinimo? Todėl, kad jūs dabar yra kitas kontekstas. Kontekstas yra absoliučiai kitoks. Kontekstas yra toks, kad pareigūnas nesugeba atlikti savo pareigų, o ten tiesiog kažkas nepagristai žmogų iš viešoje erdvėje išvadino. Algis Ramanauskas greitai, man atrodo, išvadino Račą, tai yra BNS direktorių. Tai Račas BNS direktorius nėra valstybės pareigūnas, čia yra statutinis valstybės tarnautojas. Tai ką mes... Tai yra... Gerai, ateityje galiu pasakyti, gerai, nevadinsiu buku, jeigu taip reikia. Rašysiu, kad labai nekompetentingas. Tiksą? Tada jums tiks?
man asmeniškai viskas gerai. Tai va, aš ką noriu pasakyti, tai va, įsivaizduokit dabar, priims teismas sprendimą, kad jos yra nutarimas teisėtas. Tai kaip tada... Tai jau priėmė panašų sprendimą. Teismas tiesiog nenagrinėja bylos, net nepriima bylos. Tai yra kitos instancijos teismas, jūs apylinkės teismas. Taip, apylinkės teismas. Nu, ne jos byloje, bet aš manau, kad dabar pradėjus visi jau... Tai yra kažkokios aukštesnės instancijos teismas, jūs galite toliau jiems skųsti. Taip, bet aš suprantate, kiek tam reikia energijos. Suprantu. Ir dėl ko reikia tiek energijos? Dėl tų sprendimų, jie jums atrodo neteisingi. O jums kaip atrodo tie sprendimai? Aš neskaičiu jų sprendimų. Jūs matėt nuotrauką? Nuotrauką jau mačiau. Kad ten galima priimti tokį sprendimą. Aš neskaičiau, kadangi aš mačiau, kas yra patalpinta. Sprendime tas pats yra parašyta kaip visada, kad nesimato nuotraukos nekokybiškas, neįgaliotas daryti tyrimą atlikti, galbūt nesertifikuota įranga ir atstumas nematuotas. Aš esu pats kažkada lygiai taip pat, kaip čia pavadinti, pranešęs apie visokius ant šaligatvių pastačiusius automobilius ir taip toliau. Tai aš apie juos nubaudžiu. Dalį nubaudžia, dalį ne, o atsiniausia. Tiesiog yra vietų, kur aš suprantu, kad yra abejonių, tai kažkokia atstumas gal ginčinas yra. Bet tokioje vietoje, nu kažkas nebeturite to žodžio, ką pasakyti. Ir aš norėčiau, kad jūs pradėtumėte tarnybinį patikrinimą jai. Ir kitiems pareigūnams. Ar yra prasmė tai rašyti? Mes tarnybinio patikrinimo dėl tokių dalykų mes iškart pasakysiu, mes nepradedam, kadangi tai yra jų priimtus sprendimus nusižengimo bylose, administracinio nusižengimo bylose, jų teisėtumą. Jeigu jūs skundžia, tai tvirtina arba tvirtina teismas. Ne imuniteto tarnyba tai daro. O tai imuniteto tarnyba, kaip nors prižiūri savo pareigūnų piktnaudžiavimo atveju? Tai šiuo atveju nėra piktnaudžiavimo, koks čia piktnaudžiavimas, kad pareigūnų atlikimo. Nu tai dar kartą sakau, tai administracinis kodeksas numato, kad apskundimo tvarka. Ir ne jokie imuniteto pareigūnai. Administracinis kodeksas numato, kad apskundžiamas sprendimas yra per tarnybą, kuri priėmė nutarimą. Taip, tai jūs apskundžiat, bet tarnyboje kas vertina šitą dalį? Bet skundą nagrinėja teismas, ne tarnyba. Ne, kad tarnyba turi nagrinėti, dėl to yra skundimas būtent per tą instituciją, kuri priėmė sprendimą. Tai čia tik tai skundimas yra būtent dėl tos priežasties, kad jie nuspręstų, ar siųsti į teismą, ar įvertinti patys. Jie siūs tikrai į teismą, kadangi tai yra tik tas pats jūs galite skųsti apylinkės teismo nutartį, apygardos teismai. Taip, tai čia ne apylinkės teismas vertina, ar jo skundą galima, ar tą skundą galima siūsti toliau nagrinėti. O kas vertina? Kaip? O kas vertina? Tai jis bet kokiu atveju siunčiamas apygardos teismui. Jūs labai smarkiai klystate. Aš turiu 2 bylas, kurios nebuvo nusiųstos į teismą, nes policija pati pataisė savo sprendimus. Nežinau, čia... Tai jūs sužinokite. Tos bylos yra 22 metų pabaigos, abidvi. Policija tiesiog mano skundą teismui, tiesiog jam nepersiuntė, pasakė, mes panaikinome nutarimą. Gal akivaizdžiai buvo neteisingas nutarimas. O čia jūs manome yra akivaizdžiai teisingas? Dėl to aš klausiu, kas pas jūs nagrinėja tokius atvejus? Šiuo atveju tai teismas nagrinės. Tai jūs sakote, kad tas apskundimas per instituciją neturi prasmės? Tai aš suprantu, čia padavimo mechanizmas. Ne, čia neformalumas, čia yra būtent dėl to, nes kai kurias bylas yra skundžiama ne per tą pačią instituciją, kur buvo priimtas sprendimas. Gerai, gali būti. Tai nesu administracinės teisės žinovas, aš manau yra kitokia kompetencija. Tai aš ką noriu pasakyti jums. Aš visai dėl kitų dalykų, dėl to įžeidimo. Taip, tai aš noriu jūs įspėti, kad jūs nevadintumėte viešoje erdvėje būtiausią pareigūnų. Ar kitokiais epitetais. Aš manau, kad jūs viršijat savo kompetencijas. Kodėl? Jūs neteismas. Ta prasme. Jūs neteismas, jūs neišmanote administracinės teisenos. Ir jūs man dalinate patarimus. Kaip jūs tai vertinate? Ne, aš truputį apie kitką noriu pasakyti jums. Aš noriu pasakyti, kad mes norim jūs įspėti dėl garbės orumo žeidimo. Kaip valstybėje, kurioje sprendimus priima teismai, vadinasi tokie geranoriški įspėjimai iš institucijos, kuri turi teisę turėti protokolą? Tai yra pagal tvarkos aprašą. Ir rašykite tą daiktą, padiskutuosim teisme. Ta prasme, kokį daiktą? Tai tegul skundžia. Jeigu jūs manote, kad įžeidžiau jūsų tarnybos pareigūną, tai jūs negalėkite tą bylą. Ne, tai jinai, jeigu neparašys pareiškimą, tai taip tada bus administracinė teisena pradėta, jeigu bus pagrindas. Bet jinai pareiškimo nerašė, tiesiog... Parašyk po pusmečio, kaip anksčiau yra buvo. Kodėl?
Būtent po Bet smagu yra palaukti. Nežinau, kad tas. Nu, čia jos yra reikalai. Radome galės pati policija. Čia jos yra reikalai, jinai pasijaus įžeista, ar ne, šitą aš man sunku pasakyti. Kažkur žinojate iš viso apie tą įrašą. Jinai surašė tarnybinį pranešimą. Tai vadinasi, jinai nusiskundė. Ne, turi būti šitas pareiškimas. Tai va, tai, nu, turbūt viešoje erdvėje, aš nežinau, pamatė, jisgi Facebookas jūsų viešai keliaimas. Nu, Ne, aš nesužinojau. tiesiog keista, kad tai yra sakoma. Nu, žiūrima, tai yra policija. Iš kur sužinojo, Jis užsiminėjo policijos. iš kur jinai sužinojo, tai aš tai... Supratau, jinai pati pranešė. Nu, jo, tai turbūt gal pamatė, gal, Tai aš nežinau, viskas tvarkoj. gal kažkas Nuostabu, išpažįstam, kažkas perdavė, taip toliau, niekas nuostabu. ten sekėjus turbūt turi kažkiek. Turbūt turi tūkstančių. Nu, tai vis tiek aš suprantu, kad nuolat Kažkas pasidarė. nagrinėja. Nėra ginčų. Jo, nagrinėjate jūs. Nes aš esu matęs bylų, kur prevencijos skyriaus pareigūnai tiesiog seka, ką aš rašau ir jie tiesiog mato, kad iš karto po kelių minučių, kai paskelbtas įrašas, yra jie iš karto rašo, kad žiūrėkite, čia yra bėda, čia yra, mes esame žaidinėjami ir ten yra nagrinėjami. Jeigu turi laiko sekti, tai... Darbas reikia. Tiek darbo reikia. Tai va, tai, nu, gali būti, šitą aš tiksliai nežinau. Tai Tai va, man patartumėt vadinti tokius pareigūnus, kurie akivaizdžiai nemato akivaizdžių dalykų. nu, patarimo aš jums nedarysiu, nes čia jūsų asmeninis reikalas, kaip jūs vadinate, o jų asmeninis reikalas yra įsižeisti ar ne, prašyti pradėti teisinę ar ne. Bet jūs esate jų pusėje, čia problema yra. Tai yra, kad jūs mane iš esmės ribojate, jūs užsiimėte cenzūrą. Ne, aš neužsiimu Nu, kaip jūs užsiimėte? Jūs man aiškinate, jūs man sakote, kad yra galima atsakomybė. Galima Tai atsakyti. aš žinau įstatymus. Tai sakau, man nereikia papildomą aiškinti. Aš maždaug žinau, bet bent jau privalau žinau tos įstatymus. Tai man kažkokio papildomo auklėjimo lyg ir nereikia. Ne, tai čia joks O neapėjimas. kas Tai yra? tiktais yra įspėjimas apie galbūt jūsų padarytą įžeidimą. Kokią normą jisai remiasi šitas įspėjimas? Kokiu įstatymu šitas įspėjimas remiasi? Žmogaus teisė reikšti savo nuomonę gali būti ribojama tik įstatymu. Kokiu būdu jūs dabar ribojate mano teisę reikšti? Ne, aš jūsų teisės neriboju. O kas čia? Aš tik įspėju, kad galbūt tai gali užtraukti kažkokią atsakomybę. Tai jūs grasinate. Nu, kažkas man, apie ką mes ginčiamės? Yra daromas įrašas šito pokalbio. Ne, čia jokių įrašų nedarome. Kadangi čia yra įslaptintas informacijos. Visiškai jokios, tai kaip mes sužinosim, apie ką mes šnekėjom. Jeigu aš, pavyzdžiui, norėčiau jūsų žodžius atskųsti. Kaip mes sužinosim, kad aš neišsigalvoju? Tai o kodėl jūs turite įsigalvoti kažką? O kodėl tu turi išsigalvoti? Aš niekaip Tai ir būtent, mes neturim jokių įrodymų, kad mes vyko pokalbis. Ne, kodėl? Va, prašau, yra raštas, paskaitykite. Kad aš turėsiu parašyti, ar ne? Nu, galite nepasirašyti, net jokių problemų. Čia kaip jums atrodo teisingai. Priešingų visuomenės interesams elgesys čia yra. Kur šitas elgesys yra priešingas visuomenės interesams? Pavadinime. Tai, kadangi tai yra galimas administracinis nusižengimas, tai jis yra neleistinas. Čia yra priešingas visuomenės interesams, ar ne? Taip, kadangi šiuo... O jūs su Siniauskiene šnekėjot? Jūs man sakot, su manim gali šnekėti, su Siniauskiene galite pašnekėti? Su Siniauskiene? Taip, Būtent dėl to Taip, jinai pasakė, kad mane tai įžeidžia. Ne, dėl Siniauskienės priimtų nutarimų. Tai aš jau nekvestionuoju. Tai palauk, jūs kvestionuojate mano reikalus. Kadangi Siniauskienės, apskundimo tvarka yra numatyta administracinio nusižengimo kodeksas. Aš jums dar kartą paaiškinu, kad jūs neišmanote šios teorijos. Kaip bent jau geriau, už mane tikrai neišmanote. Akivaizdu. Nes jūs net nežinote, kad paduodama apie instituciją ne šiaip, o tą, kad institucija pati įvertintų, kad sprendimą vertas siūsti į teismą. Tai man keista, kad jūs mane mokate. Aš jūsų nemokinu tikrai. Policijos įstatymas, 210 straipsnis, pirmų punktų. Daug pasakyta punktų. Gerai.
pacituoti? Įsivaizduoju. Gerai. Tai čia yra policijos įstatymo, tai 23 straipsnis sako, kad pareigūnų teisės įgyvendinti nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevencija. Tai prevencija. Tai aš ką ir sakau, čia išbėgant... Čia koks skirsnis yra? Kaip? Koks skirsnis, kokiame skirsnis yra šitas straipsnis? Nu, nes šitą kontekstą neaišku. Pareigūnų teisės ir pareigos. Aha. Tai turi pareigūnas įgyvendinimus nusikalstamų veikų ar administracinių teisės pažeidimų, nusižengimų, skliausteliuose. Prevencija turi teisę lankytis gyvenamosiuose patalpose, kuriuose gyvena rizikos grupės asmenys, kviesti pristatyti į policiją prevencinio pokalbio, kviesti ir ar pristatyti į policiją, taip pat oficialiai įspėti rizikos grupės ir kitus asmenys dėl neleistino priešingo visuomenės ar jos narių interesams trikdyti. Tai va, tas pirmas punktas. Tai jūs manote, kad yra priešingas visuomenės interesams paviešinti pareigūno darbą? Aš manau, kad yra priešingas visuomenės interesams išvadinti, galbūt išvadinti būkiausią pareigūnę statutiniu valstybės tarnautoju. Jūs čia pasitvirtinamo žodis turbūt būkiausia, manau. Ne, taip nebuvo turbūt. Nebuvo? Turbūt nebuvo. Galima pažiūrėti. Nu, tai Jūs galbūt keistai, jeigu aš nebūčiau parašęs turbūt. Ne, turbūt ten žodžiai nėra. Jūsgi rašėte, tai turbūt jūs atsimenate. Ne, dėl to aš galvoju, kad aš šiaip pačiu būkiausiai neturėčiau vadinęs, aš apskritai nemėgstu tokių suabsoliutinimų, kad nebent per kažkokią klaidą. Tai va, tai kadangi tai šiuo atveju yra gyvendinama administracinių teisės nusižengimų, dabar ten nepažeidimų, tai prevencija, tai dėl to yra tas oficialus įspėjimas. Jūs nežinote, kad tas 23 straipsnis yra apie rizikos grupėje esančius? Ne, ten parašyta ir kitus. Suprantu, bet pats kontekstas patys straipsnį reikėtų aiškinti sumoje. Kad pats straipsnis yra labiau skirtas tiems žmonėms, kurie patys nesupranta įstatymą. Gali, jeigu jūs taip vertinate. Dėl to ir buvo rašyti ir kitus asmenys. Tai tas ir kitus yra labai blogesnė norma, kuri apskritai yra nevertinama. Teisės aktas neturėtų būti. Įstatymų leidėjas. Bet taip nesijuš. Įspėjimas nutraukti neteisėtus veiksmus čia reikalavimas apie kildas? Čia nereikalavimas, čia yra įspėjimas, jūs įspėtas ne tai. Įspėjimas nutraukti. Neprašomas. Įspėjimas, kad gali būti kažkas, tai Taip, suprantu, gali bet būti. nutraukti tai yra jau reikalavimas. Nu, čia įspėjom, kad gali būti taikoma administracinė atsakomybė. Numatyta K508 straipsnis. Reikalavimas pasižadėti neatskleisti prevencinio pokalbio turinio ir jo metu sužinotų duomenų yra net švelniai tariant, ne kaip atrodo. Nes aš šitą lapą pasiimu ir pasinaudoti. Ne, šitą lapą jūs negalite pasiimti. Viso gero. Nematau reikalą su jumis toliau diskutuoti. Gali taip. Ne, tai jūs negalite paimti mano stalo dokumentą. Liepti vykdyti. Mes jums įspėję, kad jūs nevykdyti. Bet jeigu jūs vykdysit, galimai bus pareiškytas pareiškimas ir tada galimai bus pradėta administracinė teisena. Tai va, kolega, visas... Jūs kas toksai, atsiprašau? Kaip? Jūs kas toksai? Kolega, va, pažinėsiu. Taip, aš žinau savo darbą dirbu. Negalime. Esate Krikštaponis Mantas, o jūsų pareigos? Vyriausias tyrėjas. Vyriausias tyrėjas. Taip, tai žiūrėkit, negalite to lapą imti. Kaip jūs negalite? Palikit lapą. Čia negalima filmuoti, negalima įrašinėti. Palikit lapą. Galite nepasirašinėti lapą, palikit. Viskas tvarkoja, minutėlė. Aš matau, kad aš nesikišau, bet jūs kaip visiškai jau naglėti, visiškai absurdus jau daryti. Jums sako, nenorit pasirašyti, nepasirašinėkit, bet lapą palikit. Bet man nepaaiškino, kodėl aš negaliu pasimti lapą, kuris pirmas... Tai gerai, čia kiti dalykai, nepaaiškino. Ne. Bet reikia taip elgtis. Jūs atrodot normalus žmogus, ką jūs taip elgitės?
Man atrodo, kad jūs irgi atrodėt kurį laiką normalus Tai žmogus. aš visą laiką tylėjau, kol jūs Čia pradėjote nėra įžeidimas? visiškai. Čia dabar neįžeidimas yra, ką jūs pasakėte? Ką? Kad jums jau aš nebeatrodo normalus Aš žmogus? šalis į konfliktą neįsivaizduoju. Teisingai. Ir kolegė įsivaizduoju į konfliktą. Ką reiškia, jūs atrodėt normalus žmogus? Jūsgi atrodėte normalus žmogus. Taip. Tai aš nesu Nu, normalus atėjęs, žmogus. žiūrėkit, apsirengęs gražiai. Matosi, protiškai būna nesveiki žmonės, tai jie neapsirengia, kūno priežiūros nesilaiko dar kažką. Jūs ateinat normaliai apsirengęs, normaliai bendraujat. Bet jums kažkas kelia abejonių, ar ne? Ne, jūs žiūrėkit, pradedat eiti į kraštutinumus visiškus. Konfliktai, Jo. kraštutinumus. Ašgi jūs Aš nedaug, neišeidinė. Palauk, jūs atrodėte normalus žmogus, tai reiškia normaliai apsirengęs, bet elgiuosi nenormaliai, ar ne? Tai yra noriu žinoti savo Ai, teises, žiūrėkit, noriu pasiimti dokumentą, kurį man siūlo nebekalbu. pasirašyti. Vėl nebekalbu. Labai gerai. Kaip nekalbėjau, taip ir nebekalbu. Tai, nu, su jumisgi niekas į konfliktą neįrašys. Tai dabar paaiškink, kodėl aš negaliu pasiimti šito lapą. Kadangi tai yra dokumentas, kuris yra vieno egzempliorių ir jisai po pokalbio lieka pagal aprašą pas mane, tai todėl jūs jo negalit pasiimti. Aprašas. Yra. Galiu kur užsirašyti, kaip šitą aprašas yra? Kokia ten to aprašo tvarka? Yra viršui parašyta. Įspėjimas, vadas, įstatymo policijos. Nu, kadangi jisai nepasirašyta, tai gaunasi, kad jūs ir neįspėtas, nu, ką dalykas. Nematau dokumento, kur tas aprašas yra, koks numeris, kuris paskelbtas. Tai jūs galite sužinoti. Viršui yra Klausykit, ponai, jūs Čia čia viršui yra pavadinimas. policijos numerio nėra, datos nėra, čia negali būti tokio dokumento. Kaip aš jį surasiu dabar? Pagal bendrinius žodžius? Sakykit to dokumento numerį, datą, kada jis paskelbtas kur. Tai yra vidinis teisės aktas. Vidinis teisės aktas man negali būti privalomas. Tai čia ne jūs privalomas, čia pagal mūsų. Tai kaip aš galiu nepasiimti kažkokio jūsų vidinio teisės akto? Žinot, kas čia yra mano teisės dabar suvaržomas? Kokiu pagrindu yra suvaržomas mano teisės? Gauti rinkti informaciją. Kvieskit policijos viršininką. Kokį policijos viršininką? Jūsų viršininką. Nu, mano viršininkas dabar ne. Iškvieskit policijos komisariato viršininką. Visai ne mūsų viršininkas. Aš nesuprantu, čia kas konstitucija nebegaliu aš tam kabinetą. Kaip suprasti? Nu, aš negaliu fotografuoti, negaliu filmuoti, negaliu pasimti lapo. Kas čia yra? Fotografuoti, filmuoti jūs negalite, kadangi yra įslaptintos informacijos apsaugos zona. Kuri čia informacija yra įslaptinta? Nu, tebūnie, suprantu, kad aš galiu ką netikėtai pastebėti. Bet savo pokalbį aš galiu fiksuoti. Ne. Ne, čia negalite fiksuoti. Kur tai parašyti? Iš kur tai ištraukti? Nu, tai yra parašyta valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymų. Taip yra susijusiu pas... Nu, Savo žodžių, kad aš negaliu įrašinėti. Nu, baigti juos. tuose patalpose jūs negalite naudotis garso įrašymo priemonėmis. Vaizdo garso įrašymo. Tikslas to turi būti kažkoks. Tai nebūna žmogaus teisų varžymai be tikslo. Pasakysiu, kadangi šituose patalpose dirbama su įslaptinta informacija. Todėl asmenys negali įnešti garso vaizdo fiksuojančias priemonės. Pirmas dalykas, taip. Antras dalykas. Nu, kodėl garso fiksuojančių priemonių negalime įnešti? Kitas dalykas, kadangi gali susitikti pokalbis. Aš užsirašyti turiu ką? Antras dalykas, ten tai parašyta, tai gali būti to tikslų tikrinimų visų vaikai ir taip toliau. Dėl to aš paprašiau palikti. Tvarkoj. Tai jau. Aš užsirašyti ką nors turiu? Ką jūs norite užsirašyti? Koks dokumento numeris šito, pagal kurį čia man kažkas yra įspėjama? Jums ką duoti? Šitą geriausia duokit man šitą lapą, tai turbūt Ne, paprasčiausiai. šitą lapą aš jums neduosiu, kadangi jisai liks pas mane. Taip, bet Jums jūs... reikalingas tuščias lapas. Bet aš suprantu, kad jūs turite kažkokią tai rašymo priemonę, jūs turite, bet jūs įrašyti. Nežinau. Aš neturiu popieriaus. Jums duoti popieriaus lapą? Bet popieriaus lapą. Aš palaukiu ir tik popieriaus. Ir tušinuką. Tušinuką irgi neturite. Taip. Aišku, aš galėčiau sakyti, kad ir aš neturiu tušinuką. Pagal jūsų taisyklės žaisti. Teisingai? Neteisingai. Nu, taip. Kaip užsirašyti? Tai rašyti.
Tai jūs aprašą rašote, aprašo pavadinimas, va čia. Antras visos vardas yra. Vyriausios policijos komisariatas? Mūsų įstaigos, tai policijos departamento, tai generalinis policijos. Punktas nurodyti teisinį pagrindą. Įstaigos viršininko įsakymų patvirtintų imuniteto padalinio nuostatų atitinkamą punktą. Tai kur punktas? Lauk. Pareigūnė. Laukiu. Ko jūs manęs klausite? Čia yra užpildytas turi būti laukas. Kur? Ta, kur yra Policijos įstatymo pirmų punktų. Tai ko jūs ten parašyti? Ai, čia tas yra. Nu tai taip. Aš tikiuosi, jūs visą perėmėte. Palauk. Jūs kažką nesuprantate teksto. Čia yra prašyta, kad vadovaujantis šituo įstatymu, policijos įstatymu ir atsižvelgiant į turimus duomenis yra vienas sakinys. Tuo punktu, o čia yra nurodyti teisinį pagrindą. Įstaigos viršininko įsakymų, ne policijos įstatymo straipsnių, patvirtinto imuniteto padalinio nuostatų atitinkamą punktą. Nurodyti. Tai jūsgi nepasirašinėjate. Aš dėl to nepasirašinėjau, bet dokumentas yra užpildytas. Jis ne dėl to nepasirašinėjate. Klausykit, nespręskit už mane. Aš tikrai, bet jūs visą lapą perrašinėsite, ar ne? Ne, nereikia. Tai yra iš visus ištirus. Nu tai jūs... Įstaigos viršininko policijos departamento. Žinokit, aš esu skaitęs administracinio nusižengimo kodeksą ir parašyta, kad jeigu sužinojus apie pažeidimą, negalima skirti kaip tokios nuobaudos, negu numatyta kodekse. Tai čia ne nuobaudai, čia yra prevencija. Ten parašyta straipsnė, 23 straipsnė policijos įstatymo, kad vykdo prevenciją administracinių nusižengimų, o ne nuobaudų skirti. Tai šiuo atveju yra vykdoma prevencija. Tai tada galima bet kaip daiktus padinti. Geriau tai atskaitinti taip, kaip įstatymas aprašyta. Įspėjimas yra įspėjimas. Tai ANK yra įspėjimas nuobaudų, teisingai. O
Čia yra spėjimas. O čia yra prevencija, mes įspėjom, tai kaip prevencija, nu kaip jūs įsivaizduojat, Jūs pavyzdį nurodėte, šitą pavyzdį mums nurodėte, kurio punktų jūs manote, kad Tai jūs yra vadovavote? pirmų punktų policijos įstatymų. Klausykit, mes neapsimetinėsime, kad nesuprantam, kas čia prašyta. Aš tai viską suprantu. 23, aš jums padėkau. Nu, žiūrėkit, Skaitykite šį gatvę. aš jums, nu aš skaitęs, nu kodėl aš turiu skaityti dar kartą? Todėl, kad jūs iš manęs kažko reikalaujate, parašo reikalaujate. Aš iš jūsų parašo nereikalauju, tai yra Tai niekas. ką mes norime? Aš pasakiau, aš su jumis pradžiu prevencinį pokalbį. Nu, viskas Tai tvarkoj. jūs arba galite pasirašyti, arba ne. Tai yra, Aš galiu gauti savo pasirašytą dokumento kopiją. šito. Taip. Kai pasirašysiu, aš galėsiu gauti Tai patvirtinti, jūs kad aš pasirašiau tokį nepasirašinėjate. dokumentą. Tai klausiu, ar aš kai pasirašysiu, galėsiu gauti. Galėsite. Tada duokite, aš išbraukiu, kas man nepatinka, pasirašau ir gaunu. Ne, tai su išbraukimais, tai suprantat, jūs negalite paimti ir, pavyzdžiui, kokiam protokole išbraukti. Aš galiu nepasirašyti protokolą, galiu protokolę parašyti faktinės Tai aplinkybės. jūs Tai galite- yra ANK įrašyta. Gerai, jūs žinot, kaip aš jums, palaukit, aš jums patariu, nu, tiesiog kaip patarimą, nesutinku ten, taip kažką, va taip. Tai išbraukytų, tai ko čia išbraukytas, nu, suprantu, ispanų. Prieš to, kad aš noriu, Ne, tai Ispanija- aš noriu gauti dokumentą, Sugadino- kurį aš nesugadinau. Ispanija Aš sugadino. nesugadinau. Čia yra dalykas, dėl ko aš pasižadu. Aš tiesiog dėl kai ko pasižadu, dėl kai ko nepasižadu. Viskas. Tai jūs Tiesiog dabar aš- paėmėt, sugadinot man blanką ir reikalavot kopijos. Jūs gal reikalausite dar kompensuoti už tą blanką? Ne, tikrai. Džiaugiuosi. Tai dabar padarykit man kopiją ir išbrašykite. Palaukit, aš kopijų neprivalau daryti pirmas dalykas, antras dalykas, kažkodėl paėmėt, sugadinot blanką. Nu, Nekartokit trečią kartą paties. Aš blanko nesugadinau. Aš tik tai parašiau, su Nu, kuo aš tai- nesutinku. Tai... Kad aš išklausiau, aš sutinku. Galima padaryti. Bet su šiuo įspėjimu jūs susipažinot ir atsakomybė jums išaiškintų neteisėtai. Suprantu, aš čia ne, to, Tai to dabar, nereikia. tai dabar gaunasi, žiūrėkit, jūs paėmat, kai jūs nepradedat braukyti dar, tai kaip ir viskas aišku, kad jūs susipažinot, tai atsakomybė išaiškinta, taip? O dabar gaunasi, kad jūs tik tais man pasirašėt, kad jūs nesutinkate atskleisti pokalbio turinį, teisingai? Taip? Bet Taip. dabar visiškai tampa neaišku, ar jūs sutinkate, kad atsakomybė jums išaiškinta buvo, ar Parašau. Tai, nes, nu, suprantat, nu, galima tai išbraukyti, su šito sutinku, su šito nesutinku. Atsakomybę aš jums išaiškinu. Gerai, po. Tai Man geriau būtų matyti dokumentą, kurį gavau. Dažniausiai tokią teisę turiu. Ką esu pasirašęs, turėti kopiją. taip, palaukit, aš paskambinsiu, pasitikslinsiu. Ruošim, gerai? Labas. Ar galėčiau ponui Kriščiūnui duoti įspėjimo kopiją, kur jisai pasirašė, kad atsakomybė jam išaiškinta, bet jisai nesutinka neatskleisti pokalbio turinio, nes prašo kopijos. Mhm. Mhm.
Supratau. Tai o galima duoti? Mhm. Man pasmės jau sukėlė, aš sugaišau 2 valandas savo darbo laiko. Mhm. Nesusupratau. Supratau. Gerai, tai va. Apsidžiaugime. Gerai. Su kuo kalbėti? Gerai. Su kuo kalbėti? Su savo vadove. Jūs Ne, aš sakėt, vadovų neturite. Jūs prieš klausiu jūsų, su kuo galėčiau jūs šnekėti. Tai jinai išvykus dabar, tai dėl to aš paskambinau. Bičiūnais. Tai va, tai jūs sakot, džiaugiatės ar nesidžiaugiat, man tai jokio skirtumo nėra. Ar duot jums kopiją ar ne. Tai va. Jums yra skirtumas. Koks man skirtumas? Ką tik sužinojate, kad vadovė mano, kad nereikia duoti. Jeigu nemanote, jūs dar rašysit kažką ar ne iš šiandien? Turbūt ne, aš viską užsirašiau. Paėmė tą lapą. Tušinuką. Tušinukas jau. Galiu? Žiūrėk,